Labas mergaitės. Šiandien aš jums parodysiu, kaip pasigaminti sveikinimo atviruką, panaudojant atspaudus. Aš jums parodžiau praeitoje pamokėlėje, kaip pasidaryti atspaudus, panaudojant akrilinius dažus. Leidau jiems išdžiūti per naktį, o šiandien toliau padarysime iš jų atvirukus. Aš pasirinkau porą atspaudų ir pasigaminau pirmiausiai štai tokį langą. Jo dydis yra 2,5 ant 2,5 colių. Langas mums reikalingas tam, kad uždėtume ant štai to atspaudo ir išsirinktume pačią gražiausią vietą. Kada mes esam patenkinti savo pasirinkimu, paprasčiausiai su pieštuku apibrėžiame pasirinktą vietą. Dabar ją mums reikia iškirpti. Ištriname pieštuko žymes. Ir padarome visą atviruką. Atviruko pagrindui aš pasirinkau šviesiai violetinės spalvos atviruko popieriaus. Jo dydis yra 6 ant 9. Jis įbrėžtas per vidurį ir perlenktas. Toliau dėsiu ant jo štai žalią kortelę. Žalia kortelė yra 4 ant 5,5 colio dydžio. Tada ant jos dėsiu violetinę kortelę, kurios dydis 3,5 ant 5 colių. Ant jos dėsiu geltoną kortelę, kurios dydis yra 3,5 ant 3,5. Ant jos dėsiu jau iškirptą 2,5 ant 2,5 colio dydžio atspaudą. Taip pat užrišiu žalią kaspinėlį ir užklijuosiu sveikinimo su vardadieniu užrašą. Užrašą padariau kompiuteriu ir priklijuosiu 3D plastmasiniais lipdukais. Ir tai pradėsime nuo to, kad priklijuosime pirmąją kortelę. Aš rekomenduočiau panaudoti klijus, kurie neraukšlėja popieriaus. Palieku maždaug vienodus kraštelius aplinkui. Tuomet prie violetinio popieriaus priklijuoju geltoną kortelę. Prie geltonos kortelės klijuosiu atspaudą. Čia mano kortelėje atspaudė panašus labai į įdomius augalus. Jeigu jūs matote, tai yra faktūra. Dažai išdžiuvo ir sudarė tokį nelygų paviršių. Jie labai gražiai atrodo. Galbūt kamera ne visą tai parodo. Toliau priklijuosiu juostelę, kad juostelė neslydinėtų. Aš ją patepu kitoje pusėje klijais. Ir užrišu kaspinėlį. Štai. Padarau kilputę, apvynioju
prakišu. Truputį patraukiu prilaikydama. Ir štai. Kaspinėlis užrištas. Jį reikia patrumpinti. Užklijuojame viršutinę dalį ant pagrindo. Ir priklijuojame užrašą su vardadieniu. Kad užrašas truputėlį būtų pakilęs, aš panaudoju 3D lipdukus. Štai mūsų atvirukas paruoštas keliauti draugams pasveikinti. Galim padaryti su gimimo diena. Galime rišti juostelę, galime padaryti be juostelės. Aš spalvas pasirinkau tokias, kokios yra vyraujančios spalvos mano atspaude. Ir kaip matote, atvirukai gavosi labai įdomus. Iki!